Sveiki. Apie tai, kas vyko Europos parlamento plenarinėje sesijoje ir galbūt tie įvykiai, kurių tikrai netrūko ir kurių iš tiesų poveikį mes galbūt artimiausiu metu pajusime paeiliui. Kągi, Trumpo pasiuntiniai pirmą sykį viešai ir galima sakyti taip jau apibendrintai išsakė savo pozicijas dėl derybų su Rusija, žinoma, apie Ukrainą. Stebina pats faktas, kad Trumpo pasiuntinių yra gausybė. Štai ir Heksetas, gynybos sekretorius, specialusis pasiuntinys Kellogas, valstybės sekretorius taip pat veikia šitoje srityje. Ko klausytis, kuris pasakys pagrindinės žinias apart Trumpo. Mano pozicija yra tokia, kad pirmiausia, ES turi būti derybų dalimi. Mes negalime būti klausytojai, mums negali būti pasakyta, mes turime sėdėti už derybų stalo. Antras dalykas, ES turi tęsti karinę paramą Ukrainai. Niekas nesibaigia. Rusija mobilizuoja toliau savo kariškius, didina savo kariuomenę, tai tiesiogiai veikia ES saugumą. Ir trečia, mes turime ne tik tai tęsti, bet ir paspartinti Ukrainos integraciją į ES. Tai yra bent jau silpnesnė, bet tikra saugumo garantija Ukrainai. Bet šiaip, pasiklausius Hekseto pasiūlymų, ką aš galiu pasakyti? Galima ir pabaigti derybas. Viskas atiduota, viskas yra pasiūlyta Rusijai, jinai dar derybose išsimuš ir daugiau, ko jiems nors reikia, abejoju. Jeigu taip ir derybos eis toliau, galima sakyti, kad tai Putino laimėjimas. O tai reiškia Ukrainos ir Europos pralaimėjimas. Šią savaitę kreipsimės ypatingų laiškų į Von der Leyen, į Kostą ir Kaja Kallas, reikalaudami ir siūlydami iš tikrųjų greito ES reakcijos. Jinai turi būti greita, jinai turi būti aiški, rodanti mūsų veiksmų kryptį. Ir žinoma, tai turėtų būti Europos vadovų kažkoks tai susitikimas. Galbūt neeilinis susitikimas. Nejaugi mes vėl pradelsime, o po to vysimės nuvažiuojantį traukinį. Sesijos metu priėmėme rezoliuciją dėl padėties Sakartvele. Neramina ir, tiesą sakant, situacija eina blogin. Mano kvietimu lankėsi Nika Gvaramija ir Jūra Džaparidze, du opozicijos lyderiai iš koalicijos už permainas. Nieko gero jie negali pasakyti. Situacija blogėja. Mes galbūt jau pripratome prie daugiau nei 75 dienas besitęsiančių protestų. Tarp kitko, valdžia Tbilisyje priėmė dar drakoniškesnės įvairias bausminės priemonės ir administracinio poveikio, ir kriminalinio, ir panašiai. Papasakosiu tik tai vieną epizodą, kad jūs suprastumėt, kur iš tikrųjų krypsta reikalai Sakartvele. Prieš gerą laikmetį Jungtinė karalystė padėjo Sakartvelui, tiksliau gynybos ministerijai, įkurti strateginės komunikacijos centrą. Jisai buvo nukreiptas kovoje su Rusijos propaganda. Dabar būtent valdžia, Sakartvelo valdžia, pavertė tą strateginės komunikacijos centrą pagrindinių propagandos centrų, praktiškai atkartojančių, labai įdomiai išvyniojančių Rusijos propagandą ir, žinoma, savo naudingas žinias. Štai kas vyksta Sakartvele. Mūsų rezoliucija, aš manyčiau, yra labai kieta, tarp kitko kvestionuojanti ir bevizį režimą Sakartvelo piliečiams, taip pat kviečianti peržiūrėti laisvos prekybos susitarimus, reikia reaguoti, stebėti ir, tiesą sakant, nieko neveikti. Sakartvelo pozicija labai kritiška beje ir ES atstovo, pavyzdžiui, Herčinski ambasadoriaus atžvilgiu ir panašiai. Reikia veikti. Susitikome su Alzaso bendruomenė, lietuvių bendruomenė, turėjome puikų pokalbį. Žinoma, tai yra vasario 16-osios proga, yra ką pasikalbėti. Aš tiesiog sužavėtas lietuvių bendruomenės veikla, aktyvumas, naujos iniciatyvos, tikrai puikus kultūriniai švietimo projektai. Pasikalbėjome, ką galime padaryti toliau, yra sumanimų, tuos kontaktus tęsime ir aš labai tikiuosi, kad lietuvių bendruomenė yra puikus tiltas ir tarp Lietuvos ir Prancūzijos ir, tiesą sakant, išlaikant lietuvišką kultūrą čia Alzase. O šiaip, žinoma, vasario 16 yra ypatinga diena ir štai sekmadienį mes ją paminėsime. Puikios šventės ir iki kitų kartų.